dar žaidėm, apylygiai paskui iš tikrųjų pakeitė į gynybos sistemas, galbūt ir jėgų mes pritrūkom ir to pasipartino. Nieko nepadarysim. Stengsime kitose varžybose. Rungtynių pradžioje mes šiek tiek buvom kaip ir apsnūdę. Varžovus norėčiau pagirti už kovingumą, jie tikrai gerai žaidė, kovojo ir mums sudarė didelį spaudimą aikštelėje. Pirmoje rungtynių pusėje pataikė puikiai baudas, iš 16-15, jeigu neklystu. Tai beveik sudarė jų pusę taškų, tai dėl to to pasiekai ir pirmauja. Antroje pusėje šiek tiek susijęme, trečiam kėlinyje antroje pusėje pavyko padaryti lūžį, pradėjom pataikyti taikliau tritaškius metimus, pradėjom kovoti geriau kamuolius, šiek tiek įsižaidėm ir pabėgom. Ketvirtam kėlinyje dar šiek tiek padidinom skirtumą. Manau, kad mūsų pergalę rėmė ilgesnis suolelis, nes mūsų buvo šiandien 12 žaidėjų, o varžovai, jeigu neklystu, tik 8, tai jie, mano nuomonė, jie pavargo šiek tiek ir rungtynių pabaigoje paleido žaidimų. Jeigu jų būtų buvę daugiau, manau, būtų